Labas vakaras, sveikiname sulaukus gražių šventų Velykų. Viasat krepšinio reporterio atranka įsibėgėja. Per pirmąsias 2 dienas sužinojome 2 svarbius dalykus. Pirmąjį finalo dalyvį ir susipažinome su vienu iš komisijos narių, Linu Kunigėliu. Šiandien laida skirta tik tai jums ir jūsų atsiųstiems video reportažams. Čia Tado Kasperavičiaus dokumentinio filmo fragmentas. Visų pirma, bravo už drąsą, pasirenkant pašnekovą. Mane užverbavo KGB. Gerai pažįstama Vilniaus gyventojai. Užverbuok, nes visi kunigai... Jam vargu, ar galima likti abejingam. Duoda popieriaus lapą baltą. Sako, va čia parašyk, kad pasižadi tarnauti KGB. Parašau, pasižadu tarnauti KGB, nes noriu į kunigų seminariją. Man tai Butkus pasakė, aš verkiu. Sako, tada tu būsi... Žinai kuo? Sakau, tiks, kokį vardą duosi, to toks tiks. Sako, kovas numeris 11. Stipru, stipru, Tadai. Ir aš tapau kovas numeris 11. O mergina dabar ar turi? Ką? Mergina. Na, o čia Mindaugas Nainys. Aš, Atvirai pasakius, man šiek tiek keista. Na, iš kur aš turėsiu? O ar norėtum? Norėčiau, bet iš kur aš turėsiu? Pasišykimą. Tokia reklama ir mes užtrukom visą dieną. Džiaugiamės, kad Viasat krepšinio reporteris sulaukė moteriško dėmesio. Nieko, gerai, atsivalgiam tų sūrelių, jogurtų. Taip pat driblinga. Agnė Sabaliauskaitė atsiuntė 2 video reportažus ir vieną iš jų interviu su Kauno Žalgirio gynėju Mantu Kalniečiu. Kažką sukurti, kažką dirbti ir siekti kažkokių savo užsibrėžtų tikslų ir manau, tai yra puikiai idėja. Gera reklama, aš galvoju, ta, kuri įsiūlo tą daiktą, bet per daug neįkyriai. Man patinka gyventi Lietuvoje ir ta prasme, ir netgi Kaune ir aš esu patenkintas, kur žaidžiu ir yra tų gerų komandų užsienį, bet aš noriu, kad mes su Žalgiriu susikurtume tokią komandą gerą ir mums nereiktų blaškytis po užsienį. Startuok reklamų konkursas turi tokią kategoriją Pasiliks duet Lietuvoje. Ką tu galvoji apie ją? Na, tema kažkokia buvo skirta turbūt projektui, tačiau reikia pripažinti vieną labai svarbų faktą, jog kad ir kaip būtų gaila man kaip vyrui, vis dėlto moteris žurnalistės iš krepšininkų sugeba išgauti dažniausiai gerokai įdomesnius atsakymus. O ne tik įkyrių reklamų. Taip, kad pirmin. Ugnius Petrauskas tapo antruoju dalyviu prisiminusiu BBL finalinį ketvirtą. Nors užfiksuotas Žalgirio fanų siautimas tikrai įspūdingas, bėda ta, jog tai nieko naujo ir visą tai galima pamatyti per televizoriaus ekraną. Bet sutinku, kad vaizdelis tikrai neblogas. Na, o čia Gražvydas Juška ir jo darbas iš Londono. Lietuvos rinktinės sirgaliai spėjame per čempionatą Turkijoje. Žinant Britų požiūrį į krepšinį, tai manau, kad Londonas taip ir nesuprato, iš kur šie žmonės, kuo jie čia džiaugiasi ir apskritai kas čia vyksta. Šiandien tiek. Dėkoju už jūsų dėmesį visą šį savaitgalį. Balsuoti už video reportažus bei taisyklės, kaip dalyvauti šiame žaidime, galite rasti internete. Priminsiu, kad balsuoti galite iki kito penktadienio. Na, o mes susitinkame 22 valandą per TV6 kitą savaitgalį. Gražių švenčių. Iki. Kitą savaitgalį. Gražių švenčių. Iki.